Šitų puslapių niekas neskaitė, tik aš ir mano tyla. Šiandien vėl atsiverčiau seną sąsiuvinį, kur tarp eilučių liko mano vakar dienos. Ten dar gyveno vaikas, kuris tikėjo stebuklais, nors pasaulis sakė, jų nebebus. Ant lapų išdžiūvusios ašaros nemeluoja, jos prisimena daugiau negu mano galva. Kiek pažadų parašyta drebančia ranka, kiek svajonių liko užvertam stalčiuje. Rašiau, kad vieną dieną būsiu laimingas, rašiau, kad meilė niekada neišeis, bet gyvenimas tyliai perbraukė sakinius ir paliko tik tuščius taškus. Kartais atrodo, kad pats savęs nebepažįstu, veidrodis rodo veidą, bet ne mane. Gal todėl vis dar rašau naktimis, nes popierius vienintelis niekada neteisė mano dienoraštį. Pasakyk, kas aš buvau, kol pasaulis po truputį mane pakeitė. Ar dar liko mani tas žmogus, kuris tikėjo meilę labiau negu baimę? Mano dienoraštį saugok visas eilutes, jeigu vieną dieną pats save pamiršiu. kai niekas manęs nebesupras, tu primink, kad kažkada mokėjau šypsotis iš širdies. tiek žmonių atėjo ir išėjo be garso, lyg rudens lapai, kuriuos nusinešė vėjas. Kai kurie žadėjo likti amžinai, bet amžinai pasirodė labai trumpai. Išmokau nesakyti visko garsiai, nes ne kiekvienas moka išgirsti tylą. Kartais stipriausias šauksmas gimsta viduje, o jo negirdi net artimiausi. Jeigu galėčiau grįžti atgal bent minutei, pasakyčiau sau, neskubėk užaugti. Vaikystė baigėsi tyliau negu vakaras, o su ją išeina ir dalis tavęs. Vis dar ieškau vietos, kur galėčiau būti savimi, be kaukių, be baimės, be svetimų lūkesčių. Kol kas ją randu tik baltam popieriaus lape, kur kiekvienas žodis kvėpuoja tiesą. Jeigu kada nors kažkas rašyta sąsiuvinį, tegu neskaito jo kaip istorijos. Tai ne daina, ne eilės ir ne gražūs sakiniai, tai širdis, kuri nemokėjo tylėti. Kiekviena dėmė ant puslapio nerašalas, gal tai vakarai, kai trūko oro, gal tai ilgesi žmonių, kurie nebegrįžo, o gal tiesiog aš, bandantis save surinkti. Mes visi turim savo dienoraštį, tik vieni jį slepia stalčiuje, kiti akyse. Ir kartais užtenka vieno klausimo, kaip tau sekasi, kad subirėtų visas žmogus. Jeigu rytoj manęs kažkas paklaustų, ko labiausiai bijau šiame gyvenime, atsakyčiau ne mirties. Bijau vieną dieną atsiversti paskutinį puslapį ir suprasti, kad taip ir nespėjau gyventi. Mano dienoraštį pasakyk, kas aš buvau, kol pasaulis po truputį mane pakeitė. Ar dar liko mani tas žmogus, kuris tikėjo meilę labiau negu baimę? Užver paskutinį lapą, bet mano istorijos dar neužbaig. kol širdis dar plaka, parašysiu naują puslapį, gal vieną dieną jis baig.